Kviečiu 10 minučių praleisti su manimi, su stiliste Jolanta Serbentaite, dirbančia jau 20 metų šitame mados, stiliaus, grožio, moteriškumo pasaulyje. Kai pastebėjot vakar, jeigu aš krikštavau leopardinę, tokią moterišką moterimi, šiandien štai mane matote tokią modernų stilių, ekstravagantišką, galbūt susikūrusią. Tai iš tikrųjų, kaip šiandiena buvo darbinga, įkvėpė klientės, įkvėpė darbai, noriu labiau pakalbėti apie štai tokius geometrinių raštų įdomius, ryškesnius drabužiukus. Jie suteikia šiuolaikiškumo, mados, jaunatviškumo, savim pasitikėjimo moteriai. Ir esmė, moteris tikrai sako, man gražu, bet aš taip neužsidėčiau, neužsivilkčiau, neičiau, negaliu. Turiu žinutę visom moterim ir tai galioja XS-ui ir galioja XXL-ui. Rinkitės efektingo, ryškaus, kažkokio geometrinio rašto suknelę, klasikinio silueto. Tada jūs drąsiai galit būti ir įdomi, ir tikrai rinkitės, kad suknelė dengtų keliukus, nebijokite. Ir dar moteris, kurios nemėgsta suknelės, nepatinka suknelės, vis dar sako, bobina, negražiai atrodo, man suknelės nepatinka, renkasi tik tai kelnes, renkasi tik tai megztinius, žinutė, pasirinkite jūs geometrinio rašto suknelę. Gal renkatės neteisingai, gėlės, gal jums tikrai netinka. Ta prasme, kviečiu jumis į veidrodį, lavinkite vaizduotę ir arba tiesiog atvykite pas mane, aš jums patarsiu, pasakysiu, o tokia suknelė yra pardavime, noriu jums pristatyti 50 eurų, turiu S, M ir L, nuostabaus trikotažo suknelė, tiek su ilgauliais, kerzais, tiek su kedukais, taipogi yra nuostabiosios ryškiosios suknelės, parašykite dėl dydžio, nuostabus trikotažas, žiūrėkit, kokia saulė, kokios nuostabios suknelės, juoda balta, amžinoji klasika, nuostabioji žalia, tamsi žalia suknelė, nuostabioji plytinė suknelė. Suknelių yra visokiausių, žiūrėkit, čia lyg tai gėlės, bet koks tai gražus yra spalvų žaismas, mažo dydžio suknelė, SSM 60 eurų. Nuostabi suknelė, 60 eurų, žiūrėkit, taipogi koks tai gražus spalvų žaismas. Štai noriu jums parodyti tas vadinamas įdomesnės suknelės, mažo dydžio suknelė, 50 eurų. Suknelė 50 eurų, labai įdomiai sukonstruota. Žiūrėkit, romantiška atrodo moteriška suknelė, bet kaip gražiai nueina spalvų paletė ir konstrukcija. Suknelės dydis L dydis. Man visą laiką mane vilioja įdomesni suknelių drabužiai. Štai žiūrėkit, atrodo romantiška, bet laikraštinis variantas. Mažesnio dydžio moteriai, toksai S, M dydis, 60 eurų suknelė. Didesnio dydžio, nuostabi trumpa suknelė, tunika. Taipogi trumputė suknelė. Nuostabi suknelė, tokie oranžiniai kvadratai, laikraštinis motyvas, SM dydžio moteriai. Suknelių kainos pagrindė yra 50 eurų, yra brangiau, parašykite man žinutę, nuostabi 55 eurai, trumpesnio dydžio tokia tunika, suknelė. M dydžio moteriai su diržiuku, žiūrėkit, koks gražus yra geometrinis motyvas su dirželiu.
Štai kokios spalvos, turiu mažesnę, didesnę. 50 eurų paltukas. Žiūrėkit, koksai gražus paltukas. 80 eurų. Toksai tinkantis nuo S, M, L dydis. Didelio dydžio paltukai 80 eurų. Štai koksai gražus paltukas. Nukrito. Suknelės. Koksai įdomus raštas. 50 eurų. Yra dydžiai mažesni. Turiu M, L. Žiūrėkit, kokia graži suknelė. Labai tinkas tokia suknelė su odiniu, plačiu diržu arba tiesiog rankovytės. 60 eurų suknelė. 40 eurų suknelė mažo dydžio moteriai. Juoda balta. ML dydžio moteriai. Įdomi suknelė, tokia paprasta, bet kartu ekstravagantiška, 50 eurų, ML dydis. Žiūrėkit, kokios gražios suknelės. Parašykit dėl dydžių, bet man atrodo likę daugmaž mažesnės. Tunikutės trumpesnės, 40 eurų. Didesnio dydžio moteriai nuostabi suknelė, 60 eurų. Paraukti šonai, čia tinkanti tiek ir kasdienai, tiek ir pasipuošti. 80 eurų suknelė, žiūrėkit, kokia įdomi. Čia yra iškirptės šniuriukai. Turiu S ir M, L dydžio moteriai. Štai suknelės, 50 eurų. Šitą suknelę turiu, man atrodo, M, L ir turiu didelio dydžio moteriai XL. Žiūrėkit, kokia graži konstrukcija. 60 eurų. Aš noriu pasakyti, aš paėmiau mažą dalį drabužėlių, įdomesnių, ko galite tikėtis atvykusios pas mane. Darau šitus trumpus filmukus jum, kad parodyti gausą įvairovę. Dabar bus įdomesni. 50 eurų suknelę turiu M, L. Nuostabi suknelė, ilgesnė, žiūrėkit, koksai gražus spalvų žaismas, mažo dydžio suknelės. Parašykit dėl dydžio, labai graži mėlyna tunikutė, 40 eurų. Įspūdinga, ekstravagantiška suknelė, mažo dydžio moteriai, S-ui, XS-ui, vienintelė. Ilga. Atidaryti petukai, mažesnio dydžio moteriai, 50 eurų suknelė, 50 eurų suknelė, LXL dydžio moteriai. Štai. 50 eurų. Čia yra L dydžio moteriai. Romantiška, taip pat geometrinė, su konstrukcija, 60 eurų suknelė. Žiūrėkit, kokia ryški, mažo dydžio moteriai, 50 eurų. Kokios gražios spalvos. Laisvės suknelė dar yra 50 eurų. Nuostabių spalvų. Tai priminimas moterims apie laisvę. Štai kokios gražios suknelių raštai. Laisvesnio silueto, labai įdomi suknelė. Gražaus audinio, prabangaus, tokio ir kasdieninio, kokybiško, su visais apkantavimais. Turiu mažesnio ir didesnio dydžio. Štai kokia suknelė, L dydžio moteriai, 50 eurų. 50 eurų suknelės. Tai tik tai maža dalis. Turiu, žiūrėkit, L dydžio. Kokie gražus. Daugmaž paėmiau geometriniais raštais suknelės. Šitą taipogi nuostabi.
Nuostabios suknelės 50 eurų, ML dydžio moteriai, didesnio dydžio moteriai, gražus spalvų motyvas, XXL, taipogi didesnio dydžio moteriai, juoda balta, 50 eurų, fioletinis, čia mozaikos, wow, 60 eurų, suknelės nuo S iki L, juoda balta. Žiūrėkit, kokia graži suknelė, didelio dydžio moteriai. Parašysi dėl kainyčių, dėl dydžių, man žinutę atsakysiu visom. 50 eurų suknelė, didelio dydžio, toksai džemperiukas, spalvotas ryškus su kapišoniuku. 50 eurų, kaip palaidinė, širdelės. Nuostabi, ekstravagantiška, auriška suknelė, 50 eurų, elegantiška, languota, 50 eurų, oranžinė, su oranžiniu, žiūrėkit kokiais akcentai, 60 eurų, audinys lyg šilkas krentantis, didelio dydžio moteriai, 50 eurų suknelė, labai įdomi, trumpa, palaidinė tunika. Įdomi kokia ryški suknelė, 50 eurų. Ir turiu daugybę įvairiausių ir didelio dydžio moteriai. Žiūrėkit, kokie gražūs, įdomus, spalvoti, ryškus drabužiai, marškiniai didelio dydžio. Kainytės 50-60 eurų panašiai. Nuostabiosios suknelės. Tad moteris, būkite drąsios, būkite ryškios, jei netinka gėlėti audiniai, rinkitės geometrinius raštus ir aš vienareikšmiškai, bet kuriuo atveju rinkite sukneles, nes suknelės galia yra didžiulė. Jūs įtraukite pilvuką, sutvarkote petukus, krūtinę, jūsų eisena susitvarko, laikysena, jūsų grožis, moteris. Ačiū, kad esat su manimi. Iki malonaus. Laukite sekančio mano reportažiuko.